Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas, o šiandien mūsų laidoje šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime dar vieną patiekalą Halloweenui. Šiandien gaminsime keptą sūrį, paniruotą džiūvėsėliuose. Pradžiai nusivalome sūrio viršutinę dalį. Ją nusivalome, kad paviršius būtų šiek tiek minkštesnis. Į indą pilame obuolių sultis ir merkiame sūrį. Palaikome jį 10 minučių, kad sudrėktų. Mūsų sūris pasimarinavo, dedame jį į džiūvėsėlius. Mūsų sūris keliauja ant skardos, patiestas sviestiniu popierium. Dabar pasidarysime akytes. Mums reikės vienos alyvuogės, dedame per vidurį. Paversime šitą sūrį mumiją. Mums reikia tešlos, susipjaustome storomis juostelėmis. Išdedame juosteles ant mūsų sūrio. Dabar pakeliame mūsų sūrį ir suklijuojame juosteles iš apačios. Patepame plakiniu juosteles. Mūsų sūris keliauja į orkaitę 180 laipsnių temperatūroje 15 minučių. Prie šio patiekalo puikiai tinka duonos lazdelės. Mūsų halloweeniškas patiekalas jau paruoštas, o su manim pasimatysite šviežias idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.